Kai tu pradedi šnekėti su pacientu, aš jam sakau, yra situacijų, kur mes galime iš karto įdėti implantą. Pavyzdžiui, reiškiasi ten sveikas kaulas, ten ištraukiam dantį, kokį lūžusį ir panašiai. Tačiau kartais būna dantis su didelėm šaknim, su infekcija. Ir šitoje vietoje gydytojas gali įdėti dantį, tačiau yra rizika komplikacijų papildoma, nes ten buvo uždegimas, mes dažniausiai juk netraukiam sveiko danties. Ar jūs norėtumėt sužaisti šitoje roletėje, reiškiasi, kad gali šiek tiek nepasisekti ir antrą kartą dėti implantų? Man pacientai sako, ne. Kitas dalykas, reiškiasi, dažnai būna taip, kad sako, įsodinam implantą ir suprotezuojam. Taip, tai galima daryti. Dažnai būna daroma taip, kad tas dantis galbūt ne visiškai tvirtai kandasi į sugretimus dantis ir po kažkurio laiko reikia perdaryti, bet tai kainuoja papildomus kaštus. Ir aš čia pacientams sakau, gerai, mes statome tvorą aplink jūsų nuosavą namą ir įgręžiam skylės, įbetonuojam stulpus, ar jūs dėsite medinę dalį? Gerai, jeigu tą dieną nebus vėjo ir tos tvoros nenuvers. Jeigu bus stiprus vėjas, greičiausiai išsiūbuos ir bus kreiva ir dar kažkokių bus problemų. Ar jūs norite šito? Mes galime tą padaryti. Kartais tai yra saugu, kartais tai yra ne taip saugu, kartais tai kainuoja šiek tiek brangiau. Kiekviena situacija yra individuali. Aš nesu linkęs smerkti, reiškiasi, nei tų, kurie labai greitai padaro viską, nei tų, kurie labai ilgai daro, tačiau aš esu šitoje vietoje atsargesnis, nes dažnai pacientams savo sakau. Mes tos dantis gaminame kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį. Mums tai yra kasdienybė. Jums dažniausiai reikės greičiausiai vaikščioti labai ilgą laiką, o galbūt ir visą gyvenimą. Todėl padaryti kažką atmestino, kažką labai greitą, aš nežinau, ar tai verta.